istorijos pamokose tiek 5, tiek vyresnėse klasėse stengiasi, kad vaikai ne tik žinotų, kaip užsirašyti temą, bet kad tą kiekvieną temą jie suprastų, jie pajaustų, išgyventų šiek tiek, galbūt ir emociškai, prisiliestų prie jos, refleksuotų paskui pamokos gale ir jie galėtų parsinešti namo ir, sakytų tėvam, papasakoti, vat kažkas čia buvo, kažkas įvyko tuo laikotarpiu ir susijęti. Kiekvieną dar temą, aišku, stengiasi susijęti iki mūsų dienų, nes visa istorija dėja, bet kartuoja. Tas pilietiškumas tai negali būti per uniformą, per kažkokius ginklus, bet aš manau, kad pilietiškumas kiekvienam žmogui slypi bendravime, pamatyme, supratime ir palaikyme. Šauliai vienas kumštis, vienas būrys, vienas kumštis klasė, man irgi tas pats vienas toks branduolys neatsiejamas. Kiekviena klasė būtų atsakinga už kiekvieną savo vaiką. Neįskiriu nei vieno. Gal kažkoks kitoks būsi mokytojas, bet aš stengiuosi su vaikais palaikyti net ir žaisdamas krepšinį, tiesiog susirenku trečiadieniais, pavyzdžiui, būna krepšinis, jau po pamokų susirenkam su vaikais žaisti, kad būtų tas kontaktas ne tik pamokų metu, bet būtų kontaktas ir paprastą dieną. Mokytojas Nerijus yra labai draugiškas. Gerai išmoko temą, neužduoda per daug namų darbų. Kai jis aiškina, labai viską lengva suprasti. Labai smagu pamokose, nes netrodo, kad esi pamokoje. Atrodo, kad tiesiog kažkur esi, kur labai linksma. Be jokios abejonės nuo pirmos pamokos ryšys pats svarbiausias dalykas nuo kiekvienos dienos. Susitinkant su pirmais penktokais, išsiklausinėti ne tik vardų, bet kaip sekasi, kuo jis gyvena, kas jam patinka. Ir tada tik tai po kelių pamokų gali pradėti jau tą bendrą judesį į priekį. Susijęti su istorija. Jeigu tu būsi neįdomus mokytas, tai nebus tavo įdomus dalykas. Tikslas yra užsiauginti mums kartą, kad mus kažkas pakeistų.